Bravo. Amacuru, vedi quando? Vedi quando? Voi cuore. Io guardo se era voi cuore, e stoleate io. Cu suza padri. Vedi quando? Donata? Eu que Rwanda. E era batisgue? Ah. Eu que Rwanda, isne eu que Rwanda. Klaus que soldai no nord. Angahe. Chaka angahe. E chumi. Oj, dashim sprašo. Jeve. E chumi. Reba niva i ruzi. I ruzi. Kira. Akira. Ricordici go i tungoriava yarakis. Biabai Kuba e dicimi go che agi na hageze ku gie gikwie. Nip. Gaho. Abana moraveho. Ir mandioka giovina ir troba. Ir gyvena reiškia 5 vaikai, tėvai 7 žmonės. Ir dar vištos naktį yra troboj. Įeinu razifide. Ar jie nebiki, ką zagatoja? Na, kanyana. Vaga funza burundu. Tkviza i zuba, ko bėra hatosa kiane. Atkiu tagysi kibaza hatosa hosa. Gaho. Kamera moviai. Namahoro. Tai, sakant, nuostabus žvaigždėtas dangus, tiesiog atrodo gali liesti. Tai jie turi tokį priežodį, Dievas dienos metu kur nors savo vaikštinėja, o vakare naktį grįžta į Ruandą. Iš kur jie tą ištraukė, nežinau, bet jie šiaip į gamtą nestebi. Šitą boną man pasakė, kunigė, nuo kada tavęs pažinau, aš pradėjau stebėti minulį, kaip atsirado naujas ir pilnatis ir panašiai, ir grožis. Buvo tik pasakęs, prieš kiek laiko vienas vyrukas man sako, kunigė, kodėl jūs, oripiečiai, sodinat gėlių? Nei valgyti, nei virti, kam iš tos gėlės sodinat? Aš tai negaliu suprasti jūsų. Ir tu dar užmoki darbininkai, kad prižiūrėti tavo daržą gėlių būtų. Tai matai, koks ryšys su gamta. Jo, ien. Piri? Jo. Maganabiri? Maganabiri. Maganabiri barabini ndachai. Maganabiri kiana maganatanda tu? Oya. Maganabiri mbega maganatatu nivsi mbega. Va, kiek čia darbo jos sodint, sako dabar nuneščiau į turgų, gaučiau, jeigu daug gaučiau, 300 frankų. Tai 300 frankų, tai būtų 1 litras. Ir kiek čia darbo įdėta. Tai va. O už 1 litrą vaistų negauna. Tai ką daro? Matai, jis jau dreba, jau sakant, suvargęs nuo lygos, nuo persišaldymo. Kaip maži vaikai miršti nuo persam, taip ir jie, nes toks jų gyvenimas. Iš kur jie gaus pinigų? Jo, tikrai sunkus gyvenimas. Bet tokius dalykus reikia pačiam matyti. Jeigu pasakoju, daug kas netiki. Daug kas netiki. Tai dabar aš jiems duodu šitie 10 000, tai čia 1 metų uždarbis. Nors tas yra neatsakymas, žmonės turėtų savo jėgomis išgyventi, bet išgyventi čia savo. Anu robagi mahande. Ar gora titera? Gari susumir. O mazaigie kinganiki? Mazaigie kinini. Kinini. No moriro. Gokorera no moriro ibingibe. Reba nagu biresha ibine. Iene robagi mahande hano gokorera. Nyuma yakuria kimi nibio.
Uramuza na haria kwa mahema, hari maformo kazi. Nibio? Matai, kai susirga kas nors baigta. Jau tada iš paskutinį, jeigu parduos savo produktus ir tada badaus ir vėl dar jau susirgs. Nes pas mus jie sergi, tai perki lengvą košelį kokį ar ką, pieno ar jogurtų. Neturi pasirinkimų. O jie neturi nieko, pinigo neturi. Girdėjai, kokį kainą už žemės produktus. Tai kol ką, tai sako, jeigu gerai pasiseks, gal 300, gal tik 150, 200. Tai ką, tiek vargai, pargrįžti porą centų, vaistų negali su tuom nupirkti. Konsultacija kainuoja, man atrodo, virš 500 ar 1000 frankų. Taip ir žmonės pasiduoda likimui. Ir labai greit numiršta. Jie susirga daug, yra atveju visai apytirkiai jauni. Ir žiūra, ateinu ir jau nebėra, numirė. Šilta, nereikia apšildymo, sakant savo, sėdė ant saulės ir gyveni. Nerūpeščio nėra, tai pažiūrėti, kaip čia žmonės žiauriai dirba, kokie mazoliai, kad truputį maisto turėtų. Ir kova su lygomis. Ypatingai ta malarijas žiauri. Ir kitos. O kadangi čia naktį palyginus yra vėsu, beveik visi žiauriai serga reumatizmais. Ir vaikučiai pusė numiršta prieš 53 metų amžiaus dėl persišaldymo paprastai. Pusryčių nėra. Sako, Afrikoje šilta, rojas. O Lietuvoje sunku, kadangi per šalta. Maraho. Ora chiamo Kunda, madame Wave. Chiane. Ciao padre. Diego Maraho Nes. Umano ne wande. Aiškiai, pagal Baltą, kaip tu sakei, tu neišgyventum čia. Pagal mūsų akis žiūrint, tai sako, čia baisiai, čia liūdnas gyvenimas. Bet jų nuotaka yra nuostabi. Dėl to, kad klausimas savižudybių, tai per 30 metų 2 atvejus girdėjau. Jie iš turgaus saldžios bulvės ir agataro kamme magnaringvi. Babanti bambeši, bamgygu magana tatu agataro. Nimnyumbat. Niumbati. Šitą mandioką brangesnį gavo 700. Ėjo 17 kilometrų pusę dienos už 700 frankų. Ką tai reiškia? Už litą ir pusę mažiau. Jis čia buvo Injane. Pomodorai gavo 2000 frankų. Tai būtų kiek irgi. Vovi va čiružėki? Inanasi? Ne. Jie irgi turėjo pomodoro, gavo 1300 frankų. Gabaliukai žemė. Ir anksčiau ten, kur yra statu, neapdirbdavo. Nes kai buvo lietaus, aš žinau, kad nuslysta. Bet pakartoju, jeigu leistų žmonėms organizuotis, palikti laisvę ir tą... teoretiškai yra nuosavybė, bet praktiškai kiekviena valdžia daro kaip nori. Ir aš dabar suprantu jų fatalizmą, nes jeigu žinai, čia pradeda dirbti, už kiek laiko nebegyvensi čia, tai kam čia sodintų medžių ir panašiai. Nes šiaip galite čia būti pilna, čia yra mažiukas mango medis, ten toliau avokado. Žemė derlingiausia, badu tikrai čia nereiktų mirti. Ir vėl kartoju, paprastas žmonės badu nemirtų, jeigu paliktų jos ramybė.